Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Svarstomas klausimas yra svarbus keliais aspektais. Didžiulis spaudimas prieš kelis metus besąlygiškai privertė stojančiąsias šalis, tokias kaip Slovakija, Lietuva, o dabar ir Bulgarija, priimti įsipareigojimus anksčiau projektinių terminų uždaryti savo atominės elektrinės. Šie įsipareigojimai neturi ekonominio pagrįstumo ir loginio paaiškinimo. Mes turime pripažinti, kad buvo atlikti nepamatuotai grinai politiniai sprendimai. Daugelis specialistų pripažįsta, kad priešlaikinis atominių elektrinių uždarimas didelis smūgis šių regionų ekonomikai ir milijardinė našta ES mokesčių mokėtojams. Labai svarbu padėti užtikrinti šių regionų energijos tiekimo saugumą, nes priverstinis atominių elektrinių uždarimas kelia ne tik ekonominės, bet ir politinės priklausomybės nuo energijos tiekėjų grėsmę. Šiame kontekste pabrėžčiau vieną iš būtinų uždarimo sąlygų. Tai būtinas bendros ES energetikos sistemos, ypač energijos resursų tiekimo sukūrimas. Baigiant, šiuo atveju turi būti užtikrintas savalaikis pakankamas uždaromų atominių elektrinių finansavimas ir jokių būdų ne viena kitos sąskaita. Pasikeitusi situacija diktuoja teisingiausią sprendimą – pratęsti atominių elektrinių blokų darbą. Turime gyventi protingoje realybėje.